Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Keli objektai per pastaruosius 2 metus gerokai pakeitė Vyslos pakrantės veidą netoli Varšuvos centro. Rytinėje pusėje kyla milžiniškas futbolo stadionas, o vakarinėje prieš keletą mėnesių duris atvėrė modernus mokslo centras. Žymaus lenkų mokslininko Mikolojaus Koperniko vardu pavadintame centre mokslą galima paliesti, užuosti ir net paragauti. Naujas požiūris į sudėtingus dalykus traukte traukia lankytojus. Šioje vietoje mes galime pradėti savo kelionę. Mes atsidarėme lapkričio 5 dieną, todėl esame naujokai. Tačiau jau galime pasigirti, kad mus iki metų pabaigos aplankė 100 000 žmonių. Šiame centre per dieną vidutiniškai apsilanko 2,5 tūkstančio žmonių. Didžiausias antplūdis būna savaitgalį. Per laisvadienį žmonių eilės nusidriekia toli už lauko durų. Eksponatų ir eksperimentų gausa sužavi ne tik vaikus, bet ir suaugusius. Ir kaip gali nesistebėti, kai robotas su tavimi kalba eilėmis? Štai čia jūs matote elektroninį poetą. Šis robotas gali parašyti ir perskaityti eilėraštį. Jums tai reikia parašyti žodį, kuris turi būti eilėraštyje, ir jis tai padarys. Robotų čia yra ne vienas. Jie net vaidina teatre. Smagiausia, kad jie scenoje taip pat puikiai kalba tiek lenkų, tiek anglų kalbomis. Visus šios eksponatus sukūrė Vokietijos ir Nyderlandų inžinieriai bei mokslininkai. Centro statybos atsiėjo nepigiai, apie 320 milijonų litų. Patiems lenkams tai reikėjo surinkti trečdalį sumos, visą kitą finansavo ES fondai. Lietuvos kaimynai dar kartą parodė pavyzdį, kaip efektyviai pasinaudoti bendrijos teikiamą paramą. Nors muziejus jau atidarytas, tačiau jo statybos dar nėra baigtos. Šiemet laukiama interaktyvaus planetariumo ir observatorijos atidarymo, o pavasarį ketinama baigti atradimų parko kūrimą. Tai bus unikali vieta Varšuvoje. Parkas bus įkurtas ne tik aplink Koperniko mokslų centrą, bet ir net ant jo stogo. Apie jau nuveiktus darbus ir planus tiek. Antrojoje dalyje pakviesime kartu jūs pakeliauti po Koperniko vardo mokslo laboratoriją.